Sveiki žvejai. Sveikinu su jumis nuo Ilgio ežero, nuo savo mylimiausio ežero, savo ramybės kampelio. Šį kartą atvykau jau vasarą, nors greičiausiai tokio oro vasarą nepavadinsi. Turim apsiniaukusį orą, ką tik gan stipriai nulyjo. Dieną turėsim +16 šilumos, naktį nukris iki 8 laipsnių. Tačiau blogas oras mano žvejybos tikrai nesugadins. Kas įdomu, dieną prieš pasibaigė Ilgio varžybos. Atrodo, kad aktyviai žuvį gaudė tik tais keli sektoriai. Šitoje pusėje iš viso buvo nurimę. Visa žuvis atrodo pasitraukė į kitą ežero pusę. Tačiau turim gerą nuotaiką, turim strategiją, turim gero pašaro. Taigi nieko nelaukiu, einu ruoštis, einu spombint ir susitiksim neužilgo. Kol lietus lyja, galim pašnekėti ir apie šeriminę bazę. Taigi, tam, kad užkūčiau tašką, pasirinkau Robin Redo skirtingo diametro peletes, 4-6 mm. Robin Redas turi tokį aitrų kvapą, tai galbūt žuvis gaus greičiau signalą, kad čia yra jauko. Taipogi Robin Redo 20 mm boiliai. Juos pasirinkau tam, kad galėčiau juos pjaustyti per pusę, kad viskas kuo gražiau nukristų ant dugno. Kadangi Ilgis turi daug dumblo, tai noriu tikrai, kad nieks nieko nesusmigtų, viskas nukristų labai gražiai. Taipogi pasirinkau Robin Redo stick mixą. Jį rinkausi tam, kad aplink mano tašką atsirastų kažkoks debesis, galbūt tai privilios greičiau žuvį. Ir žinoma, turiu tigrinio riešuto. Jeigu taškas susikurtų ir gaučiau atsaką iš žuvies, tai pereisiu prie kitos strategijos. Naudosiu Dynamit Sarso skirtingų diametrų boilius 20x18. Taipogi, kiek žinau, halibuto peletės yra kažkiek maistingesnės. Tai jas pasirinkau tam, kad žuvį išlaikyčiau taške, kad jinai niekur nepabėgtų. Taigi, prisiminus praeitos dienos varžybas ir lentelę varžybų, plius pridėjus tokį orą, atšalimą kažkokį, tai šersiu tikrai nedaug, galbūt po kokias 4 pombas. Kad nieko nelaukiu, einu maišyti jauką ir žiūrėt, kas gausis. Galim pašnekėti ir apie PUVA koines. Tai šį kartą pasirinkau naudoti Robin Redo 4 ir 6 mm peletes. Taipogi jas dėsiu iš stick mixo Robin Redo, kad gautus vėlgi, kaip sakiau, kažkoks debesėlis aplink masalą. Ir žinoma, į 4 dalis supjausysiu Sarso 18 mm boiliukus. Kaip ir minėjau anksčiau, labai svarbu yra ir PUVA putplastis, kuris greitai ištirpsta vandenyje. Galima ir pradėti susirišti vieną kitą koinytę. Vakaras prie Ilgio, ramus oras, nurimo lietus. Buvo atėjęs ežero prižiūrėtojas Juozas. Gerų žinių neatnešė. Sakė, ir toliau žvejai yra okupavę sektorius. Tai
kažkoks spaudimas ir toliau išlieka, nors ir varžybos pasibaigė. Dar vienas dalykas, ką jisai pasakė, tai kad reikia kelių dienų, kad žuvis ir vėl taptų aktyvi. Paminėjo, kad buvo tikrai nemažai jauko sumesta varžybų metu. Na, bet aš tikrai nesu nusteikęs pesimistiškai. Manau, jau šį vakarą su kažkuo pasisveikinsiu. Reikia žiūrėti pozityviai. Na, ir pats einu dabar vakarieniauti. Ir labai tikiuosi jau šį vakarą arba naktį pasimatysim prie mato. Na ką, po pirmos nakties galiu pašnekėti tik apie 3 dalykus. 2 iš jų geri, 1 nelabai. Tai turėjom tikrai nuostabią naktį, žvaigždėtą naktį. Turbūt aš dar taip nesu matęs. Tikrai vaizdas atrodė įspūdingai. Antras dalykas, tai kad labai gerai išsimiegojau. Na ir trečias, apie kurį net nenorėčiau kalbėti, tai turbūt pirmą kartą ilgyje per šitiek laiko neišgirdau nei vieno pyp. Tik atsikėlęs iš karto pasigaminau smulkesnio jauko. Bandysiu šiek tiek pakeisti strategiją, viską daryti smulkę pusę, kad sklistų daugiau kvapo, kažkokių mažų dalelių būtų. Taipogi apmąsčiau apie variantą pasidaryti dar vieną tašką. Tiesiai į 4. sektorių. Čia esu pagavęs savo didžiausią laimikį, 24 kg karpių. Ten yra tokia kaip duobelė ar vaga. Tai galbūt ten taškas susikurs. Bandau eksperimentuoti, nes tikrai nenoriu iš ilgio pirmą kartą išvažiuoti tuščiomis. Taipogi pamažinau puvako įnytes, pamažinau masalus, uždėjau tik vafterius. Na, tai bandau eksperimentuoti. Tikiuosi, kažkas galbūt pasiteisins. Na ir tikiuosi, prie to mato mes vis tiek pasimatysim. Pašnekam ir apie negerus dalykus. Turi tokį vaizdą. Dronas pakibęs kažkur šakuose. Nenaudokit sport režimo. Na tai dronas išgelbėtas. Sveikas, veikia. Tai gelbėjimo operacija pavykus. Ištraukti padėjo sodybos prižiūrėtojas. Pats pasiėmė kopėčias. Pats įlipo. Ištraukė man tą droną. Tai yra gerų žmonių. Ačiū jam. Nežinau, kaip būčiau įsitraukęs pats, galbūt mėtęs spombą į medį. Neįsivaizduoju. Ir dar maža to. O štai toks juodas debesis ateidinėjo link mūsų. Štai tokias kopėčias surado žmogus. Nežinau, čia 2,5-3 metrų gal. Ir pats dronas buvo pakibęs kažkur čia. Tai kopėčios, spono meškerė išlaisvino droną. Džiaugiuosi. Ir ačiū tam vyrui. Turėjau ir pirmą įkibimą. Dvejopi jausmai aplankė po jo. Tai pirmas, kad naujam taške iš viso įvyko kibimas. Galbūt taškas užsikurs kažkaip. Antras tai, kad nutrūko šoklyderis. Šoklyderis trūko ne per mazgą, o tiesiog, galima sakyti, per vidurį. Ko gero buvo pažeistas kažkur. Nors aš jį užsirišau dieną prieš. Tai nelabai įsivaizduoju, kur galėjau aš jį pažeisti. Taip atsitiko pirmą kartą.
Na, bet per daug neliūdžiu, nes kažkoks vis tiek signalas atėjo, kad žuvis kažkiek maitinasi. Tai dėl to džiaugiuosi. Na ir kažkaip manau, kad vis tiek tai nebus paskutinis kibimas. Tas taškas vis tiek užsikurs. Jo labiau, kad pasišėręs buvau gal kokią 30 minučių prieš. Viskas tvarkoj, dirbsim toliau. Tiesą pasakysiu, ir pastangų įdedu daug, keičiu masalus, keičiu PV. Kažkaip kažkas vis tiek turi atsitikti, kad tas karpis paimtų dar kartą masaliuką. Vis tiek norisi. Nu, tuščiom išvažiuoti nesinori. Sakykit, ką norit. Svarbiausia, manau, šitam hobį nenuleist rankų. Dirbt, stengtis, kažką keist. Ir tada pasiseks. Labas rytas. Na ką, dar viena rami naktis. Kaip sakoma, nei pyp. Atsikėliau gana anksti. Kadangi laikas spaudžia, tai kuo greičiau pasišersiu, kuo greičiau persimesiu. Šiandieną dar turim geresnį orą, turėtų išlysti saulę. Tai kadangi gaudau sėkliuje, gal tai suteiks daugiau vilčių. Vakar naktį pabandžiau šiek tiek padrikinti jauką. Noriu, kad jaukas greičiau pradėtų dirbti, greičiau paskleistų kvapus, galbūt tai privilio žuvį. Na, o aš laukiu, kol nusės rūkas ir eisiu iš karto dirbti. Tikiuosi, na bent šiandien tikiuosi, kad tą vieną žuvį pavyks ištraukti, atsidaryti. Kažkaip nuotaikos jau daros pesimistiškos. Na, bet kaip ir minėjau anksčiau, svarbiausia nepasiduoti, keisti masalus, bandyti kažką naujo. Na ir vis tiek, kažkada tai pasiteisina. Na, štai turime padrikintą jauką. Iš tikro, strategija buvo tokia, kad jeigu prie šio jauko prisistatys smulki žuvis, tai pasilikau šiek tiek ir paprasto. Dabar reikės viską sumiksuot. Rūkas jau baigia trauktis. Tai realiai dar koks 15 minučių ir galėsiu viską mesti į vandenį. Na, iš tikrųjų, tai nelaukiu šito momento. Pirmas dalykas, tai reikia išvažiuoti. Niekada nesinori iš čia išvažiuoti. O antras dalykas, tai pirmą kartą ilgis nepadovanojo nei vieno laimikio. Daug stengtasi, daug visko keista, tačiau manau žuvis neaktyvi. Praskridau su dronu, pasižiūrėjau seklės vietas, taipogi nieko nesimatė. Na, iš tikrųjų nėra kažkaip, kad būčiau nusiminęs ar kažką. Vis tiek buvo įdomu, kur taktikas, keist masalus, keist PV. Visą laiką galvoju, kad kažkas
gal sudomins žuvį. Na, be abejo, vieną kibimą turėjau. Tačiau tas šoklyderis nutrūko. Na nieko. Jau galvoju apie kitą žvybą. Renkuosi dar tik tais kur važiuoti. Yra keli variantai. O su Ilgiu ilgam neatsisveikinu. Manau, dar sugrįšiu rudenį čia. Galbūt pasimatysim su didžiaisiais Ilgio trofėjais. Na ką, einu rinktis daiktų ir susimatysim, manau, visai neužilgo.